jeigu yra 10 balų padarytas gerai, tai kaip vertini, kiek duotum balų šitam pakalimo? Jeigu nebūtų va tokių nesąmonių kaip meistrui, tai parašyčiau 5 už tai, kad nemeistriškas darbas. Nu, tai jeigu tu čia dedi taip, tai dėk visur lygiai, gražiai, kad būtų. Vizualiai. Nemeistriškas. Nemeistriškas, nes, nu, meistras taip savo gali tai pasidaryti tvarte, kur pinigų niekam nemokė, vat, tiesiog atlaikytųsi. Nemeistriškai čia padaryta, bet dėl to, kaip sakyt, problemų su konstruktyvu nebus. Nu, tiesiog nemeistriškai, bet dėl to... Nesugrius. Nesugrius, nebėgs, neiškryps. Tokie tarpai, tai gegniai paprastai tam ir darosi. Jinai darosi vat šitaip pat sueina ir dar persukama. Arba... Bet čia, ta prasme, sena konstrukcija, likus, bet jie ateity. Ne, tai jie turėjo ką padaryti. Dėt šičia stygutę, kad jie surinktų. Nu, negali, jos turi vat šitai. Jeigu čia būtų didelis, kaip sakyti, sniego sluoksnis ar dar ką, jas tiesiog suglaustų, suspaustų, nes jinai viena kitą remia. Tai va, jo susirėmė. Čia nėra, nu tai tu paimk, sukabyk, čia mažas stygutės ir pataisoma, jo, ir pasakyk šeimininkui, kad yra čia va problema, įstrižai ne aš uždėjau, kad nu jos taip va nevaikščiotų, tai aš uždėsiu čia stygutę, jūs tikrai neprieštarautumėt, sakytumėt, dėl konstruktyvos stiprumo uždėk. Tai vat irgi čia toks dalykas, kur nemeistriškas, neaišku, ant štūlės guli, bet čia tai reikia sutvarkyti. Reikia stygutę uždėti.